dabar ir šiandien aš noriu papasakoti apie Vaiduoklių namą, kitaip sakant, kuris yra už Vilniaus dainininkų mokyklos. Taigi, pasak legendos, sakoma, kad ten buvo baseinai, kurie buvo labai daug kartų. Ten buvo toksai baseinų lyg kažkoks tai biuras ir ten buvo vien baseinai. Ir pasak legendos, ten jis buvo sudegintas labai daug kartų, todėl ten jis buvo visokie kambariai, ten labai daug visko buvo. Ir dabar ten jis yra sudegęs ir ten yra toksai kambarys, ten įeini yra lyg biblioteka, ten dega žvakas ir ten yra velnias. Todėl, jeigu to norite nueiti, tai neikite geriau, nebent galite ten nueiti, kur yra tik tai skylė. Ten yra tokia skylė ir ten tik tai pamatysite, bet jau nieko nebus. Na, tai sutiksim dar ir kitą kartą ir pasakosiu apie visokius kitokius. Komentuokite, apie ką jūs norite sužinoti pasakojime. Iki!